Labą dieną. 19 laipsnių. 10 valandą ryto. Nuostabus oras, nes vėjo beveik nėra. Ir kartais lietaus lašiukai nukrenta. Ir žada visą dieną jie kristi taip, kad nieko nesušlapinti, bet kristi. Taigi, o mes šį savaitgalį taip buto sienos nei vienos ir nepakėlėme. Kodėl nepakėlėm? Todėl, kad dirbau vadybininku. Mokinau vaikus daryti tai, ko jie nemoka, o tai reiškia, reikėjo daug priežiūros ir daug tete ateik. Tai va, tetis atėjo ir nieko savo nepadarė. Bet padarė lentynas. Namo nepastatė, bet lentynas padarė. Štai mūsų lentynos. Jos šiandieną turėtų būti užbaigtos visiškai. Tai yra sudėta šičia lentynos viršui. Ir aš pajungsiu šviesą. Kol vaikai nepradėjo dirbti, reikia pajungti šviesą. Tada viskas bus labai gerai matoma ir mamuliai tenai tvarkytis ir kitiem dirbti. Ir Tomas turi užbaigti grindis šičia. O Ugnė visus tarpelius nemažai jinai padarė. Vat, tenai, pavyzdžiui, nebetrūksta. Čia niekur nebetrūksta. Trūksta va tenai va. Bet reikia nukrausyti, kad galėtų padaryti. Čia irgi viskas uždengta. Gražu. Tarpeliukas biški gavosi. Gal ir netobulai, bet turbūt kreivai ėjo. Čia va didelis tarpas, ten mažiukas yra. Kreivai ėjo, dėl to negalėjo nupjauti lygiai. Ką Paulius veikia? Per darbo valandą. Ką? Dirbu per darbo valandas. Aha. Tenais tas turi lentą sutvarkyti. Jo, dalykėlius lupa lauką, nuo tokios kaip šitie, pavyzdžiui, kam jie reikalingi. Ištraukia šitos va visokius varžtus visokius. Mykolai, vienu žodžiu, yra paruošėjas, pagalbinis. Gerai, einu šviesą daryti, pakol niekas neatsibudo pilnai. Kol dar vaikai nepabudo, tai galvoju, biškį pamokėlę pravesiu jums, tiems, kurie visiškai nieko nemoka. Aš manau, kad tokių būna. Tai vat apie tai, kaip pajungti apšvietimą. Ar žinote? Kas žinot, tai nežiūrėkit, o kas nežinote, galite dėl smalsumo pažiūrėti arba paskui pamėginti. Tai pirmoji taisyklė, kaip pajungti apšvietimą, tai yra įsirašyti savo į galvą, kad tai yra paprasta. Nes jeigu galvosi, kad tai sudėtinga, tada niek nesigaus. O iš tikrųjų tai ir yra paprasta. Nes laidas apšvietimui yra iš 2 laidų. Va. Pliusas ir minusas. Ir juos gali sumaišyti ir nieko nenutiks. Tai yra labai paprasta. Jeigu tai būtų ne 220, o pavyzdžiui 12 voltų arba 5, ten jau sumaišyti negalim. Bet kai yra 220, tai yra kintama elektra ir tai yra labai paprasta. Taigi mes turime ledinę lempą. Ledinė. Čia yra ledinė. Būna liuminescencinė, kur viduj dujos, tai čia ne ta. Čia yra ledinė. Ir ledinė yra lempoje vienam gale yra va toksai va blizgantis dalykas, arba nebūtinai blizgantis, bet jisai užima kažkiek vietos. Kodėl jisai yra uždengtas, todėl kad čia viduj mikroschema yra. Ta mikroschema jinai padaro iš 220 į 12, kad veiktų tą lempą. Tai va ten, kur yra mikroschema, tą galą reikia ir jungti. Kitas galas neturi mikroschemos. O kaip jungti, tai pasiemi laidą, nusivalai galiukus ir prisijungi prie kaladuko. Va tokia va. Visų pirma, kaladukas turi būti, man atrodo, ar 2,5 kvadratų, kad įlystų į tos skylutės. Man reikia, kad įlystų čia. Ir jeigu įlenda, reiškia geras kaladukas. Jeigu nelenda, nusipirkite didesnį. Ir viskas. Ir dabar ką aš darau, kadangi pas mane bus daug lempų ant vieno mygtuko, tai man jas visas reikia sujungti laidais, kad galiausiai baigtųsi tik tai vienas laidas. Tai aš pasiemu va čia, prisijungiu. Va, įkišiu vieną, antrą ir prisukiu su tuktuvėliu
atsuktuvėlį irgi reikėtų turėti labai ploną, todėl kad įtilptų į va tą mažą skylutę, kuri yra čia. Nu, tie atsuktuvai realiai parsiduoda prie elektros prekių. Tai va tokį nusipirkite. Dažniausiai būna atsuktuvas su tokiu lemputė, kur gali pažiūrėti, ar 220 yra. Taip įkiši rozetę, pridėti pirštų ir užsidega lemputę. Ok, tai pas mane čia kitoks, nesvarbu. Tai va, aš noriu, kad šitoj vietoj susijungtų visi laidai. Iš tos lempos ateitų, iš tos ateitų ir iš čia nueitų. Tolyn. Taigi aš prisijungiu vieną lempą. Dabar va prisijungiu antrą lempą. Ir paskui sujungsiu viską šitoj vietoj. Ir viskas yra labai paprasta. Iš tikrųjų viskas gyvenime yra paprasta, ar žinojat? Yra tik tai vienas dalykas, reikia žinot kaip. Yra paprasta, tik reikia žinot kaip. Ir jeigu tu nežinai kaip, ieškok, kas pasakys. Šiaip šiais laikais yra dar paprasčiau su tais reikalais, nes yra YouTube'as. YouTube'as labai daug pasako gerų dalykų. Reikia tik tai žiūrėti tam YouTube'e ne bet ką, o tai kas mokina. Ne kaip tenai kažkas tai bomžpakių 10 suvalgo per valandą ir žiūri ar numirs. Bet tas, kuris iš tikrųjų išmokina kažką tai. Taigi, mums reikės. Čia yra tokie sujungėjai. Va tokie vat. Ir tie sujungėjai būna. Čia yra 3 skylučių. Ir realiai reikalinga 3 arba 5. Ten daugiau, nežinau. Kartais reikia, va, 3 ir 5 skylučių. Ir man dabar reikia, kiek laidų, kad ateitų. Ateitų iš tos lempos laidas, iš tos lempos laidas ir vienas nueitų. Kiek skylių? 3. 3 skylės. Taigi aš pasiemu tą 3 dalykėlį. Ir aš kišu, pavyzdžiui, mėlyną. Kišau mėlyną. Tie pipsiukai, jie skirti yra sujungti vienodam laidam. Vienodai. Pavyzdžiui, jeigu mes įmame mėlyną laidą, tai mes visus mėlynus kišame vieną, nes jie susijungia tarpusavį. Nesujungkite skirtingų laidų, todėl kad bus trumpas sujungimas. Sprogs. Todėl pasiemate vieną pipsiuką ir kišate mėlyną laidą iš vienos lempos ir mėlyną iš kitos lempos į tą patį. Ir taip pat į tą patį mes kišime dar mėlyną, kuris keliaus tolyn prie kitų lempų. Ir pasiemate kitą tokį patį pipsiuką ir sukišate rudus laidus į jį. Rudą iš vienos lempos ir rudą iš kitos lempos. Tai va, dabar yra tos 2 lempos sujungtos vienodai. Mėlynas su mėlynu, rudas su rudu. Ir mums reikia dabar sekančio laido, kuris keliaus tolyn irgi. Mėlynas prie mėlyno ir rudas prie rudo. Štai kaip atrodo iš arti. Ir viskas. Ir dabar tas laidas keliauja tolyn. Iki kitų 2 lempų. Tai yra šitoj vietai. Ir vėl padarysime tą patį. O prie sekančių lempų yra viskas tas pats. Tik tai yra dar vienas laidas, kuris pareina iš anų lempų. Jisai pareina ir jisai susijungia su šita lempa ir su šita lempa. Tai jau kiek laidų? 1, 2, 3. Ir kadangi bus dar vienas laidas, kuris keliaus į jungtuką, taip, ir paskui čia jungtukas į apačią. Tai mums jau neužtenka tų morkavų, kur po 3 skylės, mums reikia geltonų, kur po 5. Nu, iš tikrųjų 4 reikia. Tai vat vėl sujungiam rudus prie rudų, mėlynus prie mėlynų ir sėkmingai keliaujam link jungtuko. Dabar einam prie jungtuko. Jungtukas įsiardo vatyvą. Aiškus, jeigu tai yra
jūsų jungtukas, o jeigu tai yra darote kažkam kitam, tai galbūt būkite atsargesni, kad jį nesubraižyti. Va, jie tiesiog įsimauna čia, paskui atsisuka šitas varžtelis ir tada nusiema šitas dalykas, dangtelis. Ir ką mes dabar šičia turime? Mes turime čia, šiaip tai čia yra rodiklės, va čia yra į viršų rodiklė, ten irgi yra į viršų rodiklė, o čia va yra irgi į viršų, bet čia kaip atvirkščiai, ta prasme, čia išeina, o čia įeina. Reiškus, mūsų jungtukas yra dvigubas. Dvigubas reiškia vieną jungia, kitą jungia. Ir kadangi aš dabar visas lempas sujungiau, kad būtų pasijungta tik tai su vienu mygtuku, antras mygtukas jisai bus turbūt į tą pusę, bet ne šiandien, tai mums reikės vieno mygtuko. Mums reikės šito mygtuko. Dabar, kad tas mygtukas jisai veiktų, mums reikia, kad į jungtuką ateitų rudas laidas. Rudas, šiuo atveju aš čia sumaišiau spalvas, nes nėra čia, pavyzdžiui, visi 3 rudi, ane? Tai įsivaizduokit, kad čia visi 3 rudi. Ir vienas rudas jisai ateina į jungtuką, o paskui išeina, kai paspaudi iš čia rudas, o kai paspaudi iš čia rudas. Kitaip sakant, pajungia lempas vienas rudas laidas. Ir aš toj pademonstruosiu, svarbiausia, kaip yra sujungiama tenai viršui. Bet kad suprastumėt jungtuką, tai vienas ateina rudas ir 2 išeina. Vienas pajungia vienas lempas, kitas pajungia kitas lempas. Ir su jungtuku viskas. Dabar einam į viršų. Ir viršuje mes turime krūvą laidų. O čia yra mūsų lempos. Čia pareina mūsų lempos. Šičia pareina mūsų jungtukas. Šitam jungtuke yra 3 rudi laidai. Tai va šitas bus, kuris užmaitins tuos 2. O tie 2 veiks, kai vieną mygtuką paspaudį, veiks vieni, kai kitą kiti. Tai va tą mes turime, kuris yra mūsų kairiai, todėl mes norime, kad šitas būtų užmaitintas. Tai ką mes darome? Šitas iš lempų pareinančius laidus, mes šitą rudą jungiame prie jungtuko rudo, kuris mygtukas užaktyvins tą rudą. Tai va, pirmą jungiame rudą prie rudo, o šitą mėlyną jokiais būdais nejungiate nei prie vieno iš šitų jungtuko laidų. Tuoj pademonstruosiu. Taigi pirmas žingsnis yra iš lempų ateinantis rudas jungiasi prie rudo, kuris keliauja į jungtuko šitą mygtuką. Va čia va. Paskui mes turime dar vieną laidą. Va tas vat. Jisai yra tai, kas į rozetę bus įkišama, nes pas mus kol kas laikinai. Paskui kada nors jau bus prijungta prie skaitiklių. Taigi čia yra dar vienas laidas, kuris irgi turi rudą ir mėlyną. Taigi, šitas rudas, kurį rozetė kišis, jisai turi užmaitinti jungtuką. O jungtuką užmaitina mūsų va tas vat spalvotas, kuris atėjo į jungtuką čia į apačią, kur rodiklė taip rodo. Ir jisai užmaitins abudu mygtukus. Ir tą, ir tą. Taigi, sujungiame dabar šitą rudą iš rozetės su jungtuko užmaitintoju. Tai ką mes dabar turim? O čia vat yra rozetė. Įsivaizduokit, tik neįkiškite anksčiau laiko. Iš rozetės pareina rudas, keliauja į jungtuką. Iš jungtuko, kai paspaudi mygtuką per tą rudą, iš jungtuko rudo. Va, eina čia ir kai paspaudi mygtuką į viršų, išeina čia. Jeigu aš paspaušiau čia, išeitų per mėlyną. Taigi mes turime iš čia rudas eina į jungtuką, iš jungtuko, kai paspaudu, eina į lempą. Vsio. O jeigu paspaušiu kitą mygtuką, per šitą vat eitų į lempą. Tai reiškia, kitas lempas
rudą pareinant ir reikia jungti prie šitą. Tada bus įjungiama per mygtuką į kitą rudą. Gerai. O dabar mums liko dar vieną padaryti, tai iš rozetės mėlyną sujungti su lempos mėlynu. Ir mes tai darysime per tą morkavo dalyką, nes mums paskui iš kitų lempų, kur pareis mėlynas, irgi tą patį reikės dajungti. Nu ir viskas. Vat naudoju tą morkavą ir tas morkavas sujungia mėlynus. Mėlynas iš lempos, mėlynas iš rozetės. Iš to laido. Ir paskui dar vieną skylę turime kitom lempom. Kitos lempos mėlynas eis čia ir eis rudas iš kitos lempos eis, kur iš jungtuko pareina. Ir viskas, ir mes turime pajungtą dvi lempas. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Bet šiuo atveju mes į kitą pusę paliekam tik tai nedajungtas skyles. Viskas, tiek žinių, bandom jungti. Tebūnė šviesa. Opa. Niko, kaip tau sekasi tenai? Normaliai, vos telpa. Patinka, ne? Jo. Na gerai. Patogu. Būna stogdengių ir būna pastogių. Tai tu esi pastogis. Jo. Jo, man ten būtų per mažai vietos. Čia vos apsisukti. Nu, į pabaigą jau eini. Dar valandykį ir užbaigsi. Tomas irgi pabaigą eina. Liko paskutinės 3 lentikės, kurias jisai rado jau gatavas. Ne tam. Ne. Ne? Paulius irgi pabaigą eina jau. Jau pabaigiau. Pabaigai? Tomas gamina kraigą. Kraigas čia bus. Ant stogo dėsis. Jauna iš ventiliacijos vamzdžių, kurie labai ilgai laukia mūsų, va čia vat padėti. Jie laukia palangių ir laukia kraigo. Tai dabar sulaukia. Tame lizde yra, man atrodo, kokie 3 maži paukščiukai. Va. Juda. Va, va, va. Valgyt nori. Koks čia paukštis, ką žino, ką? Kaip fainiai pamatyti paukščiukus lizdelėje, kurie prašo valgyti ir juos maitina pastoviai. Gražu, ne? Gerai, šį savaitgalį mes tom ir baigsime. Šią nuostabią romantiką ir pasigrožėsime dar vienu atliktų darbu iki galo. O tas darbas yra mūsų balkonų turėklai. Net nežinau, kaip parodyti iš kokio kampo, kad kuo daugiau jų matytųsi. Tai turbūt va čia vat. Va. Tenai va. Ir čia. Gražumėlis. Kai tamsi spalva su balta kartu, tai labai gražu. Gerai. Taigi, ką mes turime? Mes padarėme lentynas šį savaitgalį. Tai va šitas yra svarbus dalykas. Elektros truputį prasivedėm. Irgi didelis dalykas. Ir turėklus užbaigėm. Ir taip namo sienos Saulius nieko ir nepadarė. Gerai, einu dar pasižiūrėsiu, kaip atrodo mamos biški pasitvarkymas toje mūsų lentynoje. Uodai pradėjo skraidyti smarkiai.
Šį savaitgalį jau mūsų aparatas, kuris uodus nuvilioja, atrodo žymiai silpniau veikia, nes uodai iki mūsų daskrenda. Šiaip tai porą metų nedaskrisdavo, nežinau kodėl dabar daskrido. Gerai, pažiūrime, ką mes turime. Čia aiškus dar kol kas šiaip belia kaip sunešė. Pradėjo skirstytis. Tai mes suskaičiavom, kad 168 dėžės turėtų tilpti, neskaitant to viršaus. Tai va čia, čia ir čia po 54 per liniją visą. Nu super, apsitvarkys, va, dar šitos dėžės susikiš ir jau čia galima bus vaikščioti drąsiai. Gerai, viskas. Užtek šiam video. Iki susitikimo kitąsyk. Ate.